Kaip jautiesi? Šilta kažkaip galvoju. Mhm. Pas tave šildo? Kūrenau, jo dabar šilta, laukia atšilo kažkas, tai namuose daug šilčiau. Mhm. Mažiau kūrenti reikia, daugiau iššyla. Aš čia taip atsiguliau, užsiklojau šiltų tokių vilnonių adėjalo. Kažkaip tai jaučiu, kur šilta. Tai noriu pasitvarkyti, kad nebūtų Ne, taip šilta. gerai viskas. Jo, čia vaizdų skirtingų temų, aš čia prasukau daug ko, kažkaip ir nesupratau, kaip ten kas dėl ko, ir kažkaip tai. Į kažkurią nori eiti giliau? Ne. Nors jeigu kažkas svarbu, tai tegu parodo, taip pats kažkaip neužkabino nieko. Gerai, tada paprašom pasąmonės, kad tau parodysiu tai, kas yra tau svarbu šiuo momentu. 3, 2, 1. Žinau, matau rudulį, tokį tamsiai mėlyną, gal net violetinį, kaip skristų, vat. Man iš dešinės apačios, taip kampu į kairę viršų kažkaip. Tai. Pradžio galvojau saulė, po to galvojau, gal meteoritas, nesuprantu kas. Čia kažkas tave stebi, šalia tave skrenda, ar tu kažkur esi? Jinai dega lyg tai. Eina nuo jos kaitara į šoną. Žinau, ir bangos dabar eina, jūros bangos, nesuprantu, ką tai bendra turi. Kas tamsiai mėlynas, kai būtų tokia audra. Tamsu. Paprašyk pasąmonės, kad tau aiškiau parodytų, ką tai reiškia. 3, 2, 1. Kuo tai susiję? O tai, kas vyksta žemėje? Ar su tavim asmeniškai? Ar čia tie gaisrai? Ne, kaip supratau, kažkas įkritė, o tas, kas skrido, ar tai jūra, ar vandenyną, ir dabar jis ten kažkur tai kaip ir ant dūno gaunasi. Jis rodo virš jo banguoja, bet jo temperatūra ta pati išlikus. Jis kažkaip iš Kažkas vidaus įkrito į turi. vandenyną? Kažkokią kometą? Kažkur tai jo, vandenynas ar ten jūra, nežinau, bet kad jisai skrido ir vat tenais, ir kad jį ieško, kad skaneriai mūsų jo negali rast. Temperatūrą mato, bet labai plačiai nesupranta tikslios vietos. Kažkas ieško ten kažko, to daikto kažkokio nukritusio. O kuriam vandenyne? Arčiau Amerikos? Rodo, kad ieško amerikiečiai ir jie slepia, kad nesužinotų kitos šalis. Tipo nori, kad pirmi, kad jie žinotų. Kažkas nežinoma. Konkurencija, tipo normalu. Tai gal skrido pro Ameriką, ar nukrito kažkur netoli Amerikos. Ar čia daugiau Kalifornijos pusė? Ne, man žinai, kaip rodavo, kaip jeigu pagal tą mūsų žinomą žemėlapį, tai kai Amerikos apatinis žemynas yra ir tarp Afrikos, o toj pusėje tik tai arčiau Amerikos. Tai čia nėra Kalifornija. Tai yra mūsų vandenį. To jo, ten tam išeina. East Coast, ne West Coast. Rytiniai pakrantė. Ten, kur tavo vadinama tokia siena yra pačioje tenais, daug nepersti, ten to yra, parodyta, kad būna netoli tų sienos nukrito. Ta siena po vandeniu, ten dugno, kur tokia juosta eina. Taip kažkaip rodo.
Tai kas ten ateivių kažkoks laivas nuskendo, meteoritas. Tai va ir klausiu, aš dabar jo, ten nieko ten gyvo nėra, gaunasi, kad ten, kaip suprantu, kad yra beribis energijos šaltinis, kažkoks tam tikras, kurio mes dar čia nežinom tipo. Aha. Ir su juo čia būtų galima ne tik kad mūsų planetą, bet šitą tą terariumą, ar kaip pavadint, bet čia iš vis tenais, ten labai labai daug energijos ir nuolat. Tai taip pat kaip mums kas nors terariumą įmetė, pastojo batereiką, žinai, Aha. kažkas to. Tik tie, kurie, aišku, nežino, kas čia yra, nesupranta. Man taip rodo, kad ten energijos šaltinis yra, tik tai mums reikėtų priderinti technologijos ir čia būtų, aišku, tas, kas ras tam nepanaudoja, žinai. Nes turi būti pelno, žinai, o čia pelno nebūtų. Čia kaip netyčia gaunasi, ar tyčia, net nežinau. Bet kažkas atsintė tą, kad kaip ir tas šuolis technologijos būtų didžiulis, kad dengtų viskas tie energijos reikalingumai, visi ten tos elektrinės, ten taip toliau. Bet tada sugriūtų daug biznių, verslų, žinai, nes nebūtų nei pajamų iš to, nei ten darbo vietų. Kur iš viskas keistųsi labai stipriai. Kaip anksčiau buvo tas iš eterio energiją gamino, po to uždraudė, panaikino ir iki šiol slepia ten, kaip jau dabar nelabai slepia, dabar visi žino, kas nori. Tai čia irgi toks jau kaip ir šaltinis, kuris galima būtų. Čia mums visiems užtektų daugiau negu reikia tos energijos būtų. Tai čia nieko gyvo nėra, tiesiog kažkoks toksai rutulys, kuris turi nesibaigiančią, taip pat kaip branduolinė energija, kitus ten nuolat veikia. Tai čia kažkas tokio, tik tai, kad nėra kenksminga, tai temperatūra aplinkėje yra nemaža. Ar yra procentų, kad tai bus panaudota geriems tikslams žmonijai? Truputį trukinėjo, kaip sakai pradžioj. Sakau, ar yra procentų, kad bus panaudota geriems tikslams mūsų žmonijai? Šiuo metu ne, jeigu ras, tai ne, tai be šansų. Pas mus nėra žmonių, kurie dėl žmonių kažką daro, tai kas tu gali gerai panaudoti. Egoizmas valdo viską, dėl susipelnyti, paverkti. Tai visa valdžios struktūra principas yra to, kad išnaudoti kitus, kenkti save, aukštinti savo pelną, daryti iš kitų naudos. Tai kas gali panaudoti kitų labui? Bet jie gali atradę amerikiečiai panaudoti tą AI ir dar labiau viską užrakinti. Tai jau sakau, viskas saviem tikslam panaudoti. Jeigu dabar nesvarbu, kas rastų, jie nebūtų naudojama žmonijos labo, čia būtų vis tiek panaudota, kaip pasipelnyti, gal tada nereikėtų jiem darbinti žmonių, išmestų tą elektrą naudotų iš to aparato ir mes visiems vis tiek mokėtume pinigus. Sakant, vis tiek būtų panaudota prieš žmonės. Jiem nuo to būtų geriau. Tai pas mus pakeitė vandens skaitliukus šią savaitę. Nulaukia yra, jie net nei perspėjo, nei paklausė, ar tu nori ar nenori. Atvažiavo, pakeitė į smart skaitliukus ir pabaršino į duris, aš atidariau, sakau, mes čia tvarkam skaitliukus, sakau, ką darot, sako smart, pasakau, man nepatinka, aš nenoriu. Mes turim tai padaryti. O tai, sako, nes nuskaitinės iš satelitų tos duomenys. Bet jūs nesuprantat, kad jūs neteksit darbo. Tai žmonių nebereikės. Tai koks jums skirtumas, tas pats. Ir atsiusta kompanija iš New Jersey, iš kito stato visai. Net ne vietiniai keičia. Tas savo savyje ne vietų, žinai. Apskaičiuota viskas vis tiek. Anksčiau protestuota, žino, kaip elgtis, norėjo, įdėjo viskas čia. Parodė, kad tavo čia nieko bendro su tavim neturi, tu neturi nei teisų, nei žodžio, nieko čia nereiškia. Daro, ką nori. Nei čia tavo turtas, nei tavo. Todėl, sakant, parodo tikrą veidą, bet nesupranta, kad jie visi bukumo jungia, čia mano teisės, įstatymai kažkokie, dar kažkokia klėdinė sąmonė, nes nesupranta. Realybės nemato, iliuzijose gyvena. Bet tai daugelio žmonių net nebuvo namuose darbo dieną keičia. Tai jų ir nereikia, tai. Ir neturi, žinot, koks jums skirtumas. Aš tai stebėjau, žinai, kodėl, nes po tų gaisrų, žinai, daugiau atkreipi dėmesį tai, kas vyksta aplink tave. Ir, žinai, išvažiuojam kažkurią dieną, į ligoninę gal važiavam.
Ir žiūriu, vienoje gatvėje kažkokios mašinos blyksi lemputėm, važiuoju kitoje gatvėje blyksi lemputėm, kažką jie ten rakinėja prie tų namų. Man tokio nepatinka. Jau reikia stebėti, kas čia vyksta, žinai. Sekančią dieną jau ir į mūsų gatvę atvažiavom. Kažkaip daugiau atkreipiu dėmesį, žinai, kas vyksta. Reikia čia dar, kad pas mus tie skaitliukai užsidegtų. Ai. Mhm. Tai gerai tada, kokie galimi variantai su ta energija vandeny ir ar galim apsaugoti nuo tų, kurie panaudos prieš žmoniją ir duoti daugiau šansų, kad atrastų tie, kurie išras kažką, kas naudinga mums. Tai sakau, rodo, kad nėra tokių, kad tai darytų. Nei vienos organizacijos nėra, kur tau užsiimtų kažką naudai daryti. Nei politinės, nei mokslinės. Viskas viena šutvė, viena propaganda, viena sistema. Ypač dabar, Bet tie, kurie atsiuntė vis tiek kažkokį, bet tie, kurie atsiuntė, tarkim, pagalbą, ne, jie vis tiek, jie supranta, kad tai bus. Bet to pačiu ir žino, kad gali būti ir jie kitaip supranta, jie nesupranta iš mūsų pusės, kaip yra. Norėsim, tu ateik į, kaip čia paprašiau, man su kuriuo pavyzdė, tai bet tu net netarnavas, nesuprasi, tai kitokį pavyzdį reikia. Tai paprašau kitokio pavyzdį. Gerai, visi bendrai žinom, kad tai vaikų namus ateini, jeigu ten įeisi, tu svetimas žmogus, tai vaikai ten gali pradėti netgi tarpusai muštis, pas kurį čia atėjo, kurį įsivaikins, kuris geresnis, ne? Tai praktiškai tu atėjęs gerą padarė ir blogą, kad sukėlė jam tas kovas, nesantaika tarpusavį ir taip toliau. Bet tu tai tu iš šono ateidamas savo supratimais, tu atėjai pasižiūrėti, galbūt padėti, galbūt kažko pabendrauti, gal kažką atnešti, o gal ir įsirinkti kažką tai įsivesti, žinai. Tavo tokie kėslai, bet viduj tenais yra visai kitas supratimas. Jie kovos tarpusavį, kad jie tik tai išeitų, kad jį paimtų ir taip toliau. Tai čia panašiai gaunasi. Mums kažką duoda, bet jie nesupranta iš mūsų požiūrio, kad pas mus nėra valdžios tokios, nėra sistemos tokios, kad daryti žmonėm, kad būtų gera visiems ir taip toliau, kad tai išnaudoti. Jie to nesuvokė, žinai. Jie čia reikia nuotos iš čia ir suprastų, tai aišku, kitaip žiūrėtų. Bet tas jie savo supratimu, kaip ir padarė kažką gero, tokį žestą ir čia gali pakeisti mus labai stipriai technologiškai, nes su tokia energija galima gaminti ir ten tos kosminius laivus ir ten aparatūras tokias, kad mes galim ten labai daug ką pakeisti. Labai stipriai galim pakeisti, labai šuolis didžiulis gali būti. Bet kol kas tai kaip be šansų. Numesk tanką ten aborigenam, tai kas iš to, ką jie padarys. Geriausiu atveju jame pagyvens nuo lietaus apsisaugos. Prasmės nėra. Tai čia panašiai gaunas. Bet ir palyginus per mūsų gyvenimą, pažiūrėk, koks buvo šuolis, interneto ir kompiuterių. Tai jo, bėga viskas. Jo. Palyginus, kaip buvo mūsų seneliams. Taip šovė. Neatrodo toks didelis, bet kai pagalvoju, iš tikrųjų didelis skirtumas. Aha. Kuo daugiau rodo žmonės atsiveria ne aplinkui žiūrėti, o ten jungiasi per visokius kanalus, kad informacija ten per būtybės visokios ir taip toliau. Kuo daugiau gauna skirtingos informacijos, tuo greičiau tie šuoliai vyksta į priekį. Nes tai nėra čia atradimai iš žmogaus sugalvoti dar kažkas, viskas yra duodama, žinai, tas mintis, supratimai. Tai kažkas buvo uždaryta, jeigu tu tikrai nori, tu gali pasijungti, kaip ir mes dabar darom, dar kažkas savais metodais, jų yra tikrai labai daug skirtingų, čia ne vien tos hipnozės regresinės. Ir kuo daugiau žmonių ten pasijungia, to nori, to siekia ir jam tai yra duodama, žinai. Ne visą laiką tikslingai, ne visą laiką naudingai ir taip toliau, ten geriem tikslam visokių yra. Bet ta prasme, jeigu tu nori, tau kažką duodavo, tai nuo to priklauso nuo tos būtybės, kurį gavo, žinai, ir tai ten geriem tikslam tai naudoja ar blogiem. Ar ten ginklus, ar vaistus, ar iš vaistų padaro nuodus ir ginklus, taip toliau, čia niuansai, žinai. Tai informaciją gaunam, technologijas gaunam, o kaip panaudosim, čia nuo mūsų priklauso. Galėtų mums ką nors atsiųsti, kad valyti žemę nuo tų chemtrailų, metalų. Tai yra viskas, kas iš to, kad jie atsiunčia, kad jos yra ir dabar
Bet nieks mums Žmonės neduoda. gali tai padaryti. Neįdomu, nu. Visi tie gali šnekėti, kad gauti daugiau naudos, daugiau apvogti pinigų tenais, sakykim, ten lėšom, ten fondus visokius labdarinius daryti, ten ir ten taip toliau visokius, kad tai apvogti žmonės, išnaudoti jos paskutinius pinigus, išmelžti ir pasipelnyti asmeniškai. Bet pačio darbo nieks nedaro ir net nenori daryti, niekam tai neįdomu. O pavieniai, kurie ten kažką daro, tai ką tu vienas Tai apostas padarys prieš. reiškia, tie, ką jie siunčia, tai jie nieko mums nepadeda. Jie turėtų eiti. Jie nesiųst negali, jie mums padeda, mes patys nenorim savo padėti. Mes žinom, kad tai yra blogai ir mes leidžiam tai būti. O, pavyzdžiui, aš žinau, kad valdžia yra bloga, sistema yra bloga, ką aš dėl to darau? Nieko, ne? Nu, pašneku, parašau kažką. Dviese nueisim su šakėm, ir ką, uždarys. Ta programa, mums būtent įdėta, ta geriausia programa yra, kad ką tu vienas padarysi, ar ten, kad dvies, ar ką mes 100 padarysim, ir taip toliau. Nu, ir viskas. Mes tuo patikėjom, tą programą įsileidom, mes nieko nedarom. Tai viso, reiškia, mes laikom tą sistemą, ją palaikome, ją saugojam, tuo pačiu, kad to nieko prieš tai nedarom. Tai yra mūsų sutikimas, mūsų kontraktas, savanoriškas, sąmoningas, nesąmoningas, bet mes leidžiam tai sistemai mūsų naikinti visus aplinkui mūsų. Tai ko skirtumas, kam duoda, jeigu mes patys netikim į save ir mes nieko nedarom. Tik šnekam, tauškiam nesąmonės ir viskas. Tai reiškia, mes nepasiruošę negalim, mes giliai mėgantis, nesuvokiantis, mes galim šnekėti, bet nieko nedaryti. Tai tuščia. Niekas neįvyks. Nu, tai gerai, ką darom? Einu sprogdinti Seimą. Reikia planą rašyti. Ką sakai? Sakau, reikia planą rašyti. Galvoti. Ką tau siūlo pasąmonė? Tai aš jau šitą mačiau, rodama tą patį, tai seniai jau yra vienos iš pirmųjų hipnozių, kai klausia, ko aš atėjau, ką aš čia darau, tai tą patį man ir dabar rodo. Kiekvienas pagal save, tai. Nu, tipo, aš savo tai žodžiais, metodais kažkaip tai kažkam tai vis paspardutus užpakaliukus, tipo ar kažką taip, nežinau, man tai pačiam tai atsibodo sąmonės, prasme žaidimas. Bet man tai sekasi, man taip išeina, aš su žmonėm, jeigu pabendrauju, man daug nereikia, po žmogus sugriūna daug iliuzijų, daug visko kažkaip tai, išeina, aš pats neplanuoju ką sakyti, išeina kažkas išeina iš manęs, aš matau tą žmogų, man eina tokia informacija, aš ją sakau ir viskas, ir kažkas tai gaunas, štai daug kas nuo manęs bėga iškart, visiem tos saugumą praranda, pasitikėjimą, tą stabilumą, nėra malonu. Nu, tai nieks nenori tiesos girdėti. Jo, kuris nori, kad kai tu saldžiai šiltai miegi, kad tau kažkas atklotų, nesąmonė. Ir jis pirs tau, raspjaus ir pasiūs ir uždarys, kad neįtų per manęs ir taip toliau. Tai yra normalu, savigina. Kai žadintuvas skamba, taigi ne visi keliasi. Daugumą atrenkia tą žadintuvą išjungia. Ar tas nus paspaudžia, jo, to kelsiu, bet kito šono toliau miega. Tai yra patogiau, tai yra saugiau, tai maloniau, tai žinoma. Pašnekėt galim, veiksmo nulis. Tai gerai dabar užsirašytas koordinatas, kur tas kamuolys energijos yra. Aš matau pagal tą žemėlapį maždaug toj tašką. Aha. Tai kas iš to, tai. Nu, tai ar yra galimybė, yra pas kad mūsų tu technologijų prieitum nuo senų visokių. Ne, tai ką aš ten daryčiau su ja. Nei aš ten povandeninių laivų turiu, nei technologijos, nei kompanijos milijoninės, kad iškelti, nei kažką, nei įtakos politikoje, kad galėčiau iš vis kažką tokio naudoti globalaus. Bet tai gerai, ten, ką ten kažkoks, kaip čia pasakyti, daiktas, akmuo, ar... Jis rutulys. Ar ten yra energija? Ne, žmogus jo palies negalėtų, nes mirtų jisai, arti net neprieitų nuo temperatūros, nuo energijos ten bangavimų. Nu, tai va, o tarkim, minčių galia, tu gali iškelti jį? Ar yra kažkokių kitokių būdų? Ne, čia fizinis daiktas. Nu.
nėra labai sunkus, bet vandenį iš vis bet kokį svorį galima kelti. Ten laivas normalus gali pavežti, bet ten turi būti tam tikros technologijos, kad jį galėtum saugiai transportuoti. Rodo, kad netgi galima ten ir palikti, galima tiesiog išnaudoti energiją iš jo, kad jis ten būtų. Norėjau sakyti, kad nebūtinai įkelti į paviršių. Ir kas iš to, kad man tokį daiktą parodė? Kokia prasmė šito viso, aš nesuprantu. Tik man daugiau parodo, kad aplinkybės, kad tai yra beprasmiška. Tai to pagalba pilna yra, kas iš to, jeigu jos neveikia, mes nesugebam to išnaudoti tų visų dalykų. Mes turim technologijas, kad tas vadinamos bažnyčios yra elektrinės ir kad mums nereikia, mes galim ten vėl, yra ir brėžiniai, ir pastatai, galim naudotis. Kuris tai daro? Niekas. Yra tie nesibaigiantys varikliai, kurie gali tam transportą naudoti, važinėti, ten nieko neima, patys save pakrauna. Visi apie tai žino, pilnas internetas, kas tai daro? Niekas. Kas iš tų technologijų, jeigu jos visos yra ir mes nieko iš to nedarome? Mes jį galim palaikinti, pašėrinti, pašnekėti, pasigirti savo ego papagauti, aš žinau, aš mačiau. Ir viskas. Ko skirtumas kam duos, jeigu mes nieko patys. Bet su tais automobiliais irgi nelabai gali girtis, ten iš karto tave pašalina. Yra tai internete, mačiau ten tai video virš 7 metų senumo netgi yra ir niekur nepašalinta. Tai kas iš to, milijonai peržiūrų, ir ką tai pakeitė? Nieko nepakeitė. Gerai, bet tai tarkim žmonių, kurie dirbs ateityje, kai atras tą energiją, jų tarpe gali būti, kuris, tarkim, panaudos gal po reseto, bet čia. Tai galimybė visą laiką ir visą laiką. Kalbančių šiuo metu, atrodo, yra tokių žmonių, kurie ateit norėtų, čia galėtų. Ne vakarinės tos propagandos, bet ten tokie, atrodo, Azijoje, ten panašiai, jie norėtų tą gerus tikslus, kėslus turi. Bet jeigu jie gautų tokį sąlygų tai įgyvendinti, jie būtų greit pašalinti ir viskas. Nes tai kenkia bendrai pasauliniai politikai. Ir viskas, būtų jie diskredituoti, sunaikinti, iš politikos išmesti ten, sakykim, priežastim, o jeigu dar vis tiek bandytų daryti, tai tiesiog pašalintų. Ir tai yra padaryta ne vienam žmogui ir viskas. Vat ką man šitą visą rodo, pavyzdžiui, man tik tai pesimizmo kelio tokį nusivylimą suprantu. Tai tą man rodo, aš atgar noriu. Kodėl tau rodo? Kodėl tau būtent rodo šitą? Rodo, kad slenku į nusivylimą ir mane turi pasiekti dugną, kad galėčiau vėl kilti viršų. Bet absurdas biškai, bet yra tiesos. Bet iš kitos pusės ir vilties duoda, ne? Kad pasieksiu dugną. Ne, aš apie tą ne. Ir ką aš darysiu, tada nueisiu valdžią keisti, kai prezidentas nueisiu. Bus mirtis, viskas. Aišku, čia vėl programavimas tikėjimas to. Rodo, tai nykštį viršų. Daugiau pozityvumo, nes dabar greitai viskas materializuojas. Kai sustatom, kad bent jau galvojam, paleidžiam mintį, kad atsiras geri žmonės ar su kažkokia pogrindinė grupelė, kurie prastums ir duos tas naujas technologijas, energijos žmonių. Prasiveršim. Tikėti tai, kad bus gerai, kažkas gerės. Kažką matai ar tik tyli? Jo, aš truputį. Tuoj.